Nekilnojamas turtas Ispanijoje šiuo metu išgyvena tikrą aukso karštinę. Skaičiai nemeluoja. Praėjusiais metais kainos augo beveik 11%, šiems metams ekspertai prognozuoja dar bent 6% šuolį. Tai atrodytų viskas paprasta. Visi bėga pirkti, visi uždirba, tačiau aš esu logikas ir kai matau minę bėgančią viena kryptimi, aš sustoju ir truputį patikrinu sprendimus. Dažniausiai minė perka ne turtą, o emociją ir dažniausiai už tai permoka. Šiandien mes atsakysime į esminį klausimą, ar verta investuoti Ispanijoje, ar traukinys jau nuvažiavo. Bet mes tai darysime truputį kitaip. Aš nekalbėsiu apie svajonių vilas ant jūros kranto, mes atliksime tokį negailestingą matematinį palyginimą. Lyginsime du specifinius pasirinkimus. Pirmiausia, tradicinį fizinį būsto pirkimą su visais jo paslėptais pastais ir logišką alternatyvą – investavimą į diskontuotas skolas per Indemo platformą. Tai nebus teorija, aš atversiu savo asmeninį 25 000 portfelį, parodysiu realius skaičius ir paaiškinsiu, kodėl vienas iš šių būdų man generuoja dviženklę grąžą be jokio darbo, o kitas yra tiesiog brangiai apmokamas antras darbas. Jei esate pasiruošę pamatyti, kas slypi už gražių Ispanijos nekilnojamo turto fasadų, pradėkime. Dabar prieš lendant į detalės turime suprasti fundamentalią situaciją. Nuo 2021 metų Ispanijos būsto kaina už kvadratinį metrą išaugo beveik 30%. Daug kas rėkia, tai burbulas. Mano kaip analitiko vertinimas yra visai kitoks. Mes negyvename burbule, mes gyvename naujoje infliacinėje realybėje. Pagalvokite logiškai. Per COVID pandemiją Europos centrinis bankas ir JAV federalinis rezervas į rinką įliejo trilijonus eurų ir dolerių. Tie pinigai niekur nedingo, jie nuėjo į turtą. Kai pinigų kiekis didėja, o turto kiekis lieka tas pats, kainos kyla. Tai elementari fizika. Ir žinoma, turto kažkiek padidėjo, kažkiek pastatė, bet tai tiesiog neproporcingai didelis padidėjimas pinigų pusėje. Dabar antras faktorius – geopolitika. Karas Ukrainoje ir bendras nestabilumas rytų Europoje pakeitė žemėlapį. Kapitalas yra bailus, jis bėga ten, kur saugu. Ispanija yra vienas labiausiai į vakarus nutolusių Europos taškų. Migracijos statistika tą rodo brutaliai aiškiai. Atvykėlių srautai išaugo daugiau negu dvigubai. Ir tai nėra tik pabėgėliai. Tai skaitmeniniai klajokliai, pensininkai iš Vokietijos, investuotojai iš Skandinavijos. Visi jie nori stogo virš galvos ir žvalgosi į Ispaniją. Ir čia mes atsimušime į trečią faktorių – deficitą. Saixa Bank analitikai pateikė duomenis, kurie investuotojai turėtų degti raudonai. Ispanijoje trūksta nuo 500 iki 700 tūkstančių būstų. Rinka tiesiog fiziškai nespėja statyti tiek, kiek reikia. Dabar, kai turime milžinišką paklausą ir ribotą pasiūlą, kainų kritimo tikėtis nelabai verta. Rinka yra tikrai stipri. Klausimas tik vienas – kaip iš to pasiimti savo dalį? Čia dauguma daro klaidą. Jie galvoja, nusipirksiu būstą Alicantėje, nuomosiu turistams ir gersiu kokteilius. Leiskite man būti tuo nemaloniu realistu. Fizinis nekilnojamo turto investavimas Ispanijoje užsieniečiui dažnai tampa finansiniu košmaru. Pradėkime nuo grąžos. Ilgalaikė nuoma geriausiu atveju jums sugeneruos apie 5% metinės grąžos. Trumpalaikė, jeigu kalbam apie Airbnb, galbūt daugiau, bet tai reikalauja nuolatinio darbo. Arba jeigu įdarbinsite kokią kitą kompaniją, kuri prižiūrės, tikėtina, kad jūsų grąža kris į labai panašius vidurkius. Taip pat susidurėte su sezoniškumu. Ispanija yra vis tiek vasaros šalis. Liepa jūs karalius, lapkritį jūsų butas stovi tuščias, o komunalinius mokesčius mokėti vis tiek reikia. Bet tai dar yra smulkmena palyginus su didžiausia Ispanijos rykšte – okupados. Jei nežinote šio termino, įsidėmėkite jį. Ispanijos įstatymuose yra tokia didelė spraga, kuri gina būsto neliečiamybę. Net jei tas būstas užimtas nelegaliai. Įsivaizduokit situaciją. Jūs nusipirkote būstą, išvykstate žiemai namo į Lietuvą, grįžtate pavasarį ir randate pakeistas spynas bei svetimus žmonės, gyvenančius jūsų svetainėje. Lietuvoje labai lengva pasikeičiat policiją ir jie būtų išmesti per kelias valandas. Ispanijoje jie ten praleido daugiau nei 48 valandas. Policija nieko negali padaryti. Turite kreiptis į teismą. Teismai Ispanijoje yra perkrauti. Procesas, kol atgausite savo nuosavą būstą, vidutiniškai trunka nuo pusės iki 1,5 metų. Ir ciniškiausia dalis, visą tą laiką jūs kaip savininkas privalote mokėti už elektrą ir vandenį, kurį naudoja jūsų turto grobikai. Jei atjungsite elektrą, jie jūs paduos į teismą už prievartą. Tai yra rizika, kurios aš kaip sisteminis investuotojas tiesiog negaliu toleruoti. Paskutiniu metu atrodo, Ispanija priima efektyvesnius sprendimus tvarkyti su tokio tipo žmonėmis, bet noriu pamatyti, kaip tai veikia realybėje prieš tvirtinant, kad tikrai jau viskas veikia. Dabar net neišsiplėsiu apie mokesčių naštą, nes tai kitas dalykas labai priklausantis, kaip pirksite turtą, bet tai dar papildomai atsilieps per grąžą, nes privalomai sumokėsite daugiau, įskaitant visus kaštus. O kur dar vietinė ekspertizė iš tiesų teisingas pasirinkimas. Dabar, ar tai reiškia, kad Ispanija visiškai netinkama investavimui? Ne. Tai reiškia, kad reikia keisti instrumentą.
Mano filosofija yra tas smart lazy investavimas. Aš noriu grąžos iš nekilnojamo turto rinkos augimo, bet nenoriu administruoti plytų, vamzdžių ir kovoti su teisiniais absurdais. Todėl aš renkuosi diskontuotas skolas susietas su ispanišku nekilnojamu turtu. Čia discounted debt investment. Mano pasirinkimas tam platforma Indemo. Čia jeigu nežinote Investment Democracy, kuri atidarė tokį pasirinkimą investavimui, kuris buvo prieinamas tik turtingiems žmonėms. Jau daugiau nei metus bendradarbiaujam, tai tikėtinai ne pirmas epizodas, kai jūs apie juos girdite, bet jeigu pirmas, tai papasakosiu trumpai. Pati investavimo schema yra geniali savo paprastumu. Ispanijos bankai savo balansuose turi tūkstančius blogų paskolų. Žmonės paėmė kreditus, nebegalėjo jų mokėti ir bankas liko su užstatytu turtu. Bankui tai yra problema, bankas nėra nekilnojamo turto agentūra, jis nenori tų butų, jis nori grinųjų pinigų. Todėl bankai šias skolas parduoda profesionaliems investuotojams su milžiniška nuolaida. Pavyzdys, paimkim ten butą, kurio rinkos vertė 150 000 eurų, paskolos likutis koks 100 000, o bankas parduoda šią skolą partneriams už kokius 80 000. Ir Indemo įsivertinus tą projektą ir jo likvidumą, kaip jį greitai galėtų išieškoti, ar yra kažkokių specifinių problemų, šitoje vietoje leidžia mums jį investuoti. Dabar Indemo sukuria vertybinį popierių, tą vadinamą note, susietą su skola ir leidžia mums investuoti į jį. Čia svarbu, mes netampame buto savininkais, mes tampame skolos savininkai. Dabar kodėl tai geriau? Pirma, saugumo marža. Mes investuojame į 80 000 vertės skolą, kuri užtikrinta 150 000 vertės turtu. Tai net jeigu nekilnojamo turto kainos kristų per 30%, mes dar visi esame apsaugoti. Antras yra jokių okupadų, mums kaip ir nerūpi, kas ten gyvena, tai teisiniai procesai, kuriuos tvarko profesionalų skolų išieškotojai, o ne mes. Trečia, grąža, kadangi skola nupirkta su didelė nuolaida, tuo discountu, kai jį grąžinama arba turtas parduodamas, generuojamas didelis pelnas ir galėsim pamatyti vidutinius rezultatus. Ir ketvirta, diversifikacija. Galiu skaidyti ir investuoti į šimtus objektų, nes minimaliai investicija vos 10 eurų. Vėl, skaidyčiau tikriausiai truputį didesniems sumom, bet mintis, kad lengva išskaidyti, o ne tiesiog į vieną objektą vienoje specifinėje vietoje. Dabar Indemo tikslinė grąža yra apie 15,1% per metus. Tai palyginkite tai su 5% iš nuomos ir paimkime pasyvę dalį, ir suprasime, kad čia į vienus vartus važiuojame. Kalbame apie trigubą efektyvumą be jokių skambučių meistrams, kad vamzdis pertrūko. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo realybėje, nes čia visą laiką žmonės truputį irgi galvoja, kad per gerai, kad būtų tiesa. Dabar pačios platformos vidurkis 22,4. Beveik 17,5 tūkstančių investuotojų ir jau 3 milijonų repayment, total funds invested 25. Dabar nepamirškite, kad galite gauti cashbacką, jeigu nukeliausit per nuorodos aprašymę, galite gauti papildomą 0,5% prie šitų cashbackų. Tai jeigu investuojate virš 250 eurų, gausite vietoj 2,5% cashbacko 3%. Jeigu virš 1500, tai ne 4, o 4,5. Viršėt 5000, 5,5. Ir momentaliai, tik investavus, iš karto tie pinigai sugrįžta. Keliaukime į mano paskyrą ir pasižiūrėkime, kaip viskas juda šitoje vietoje. Gerai, 25 948 eurų ir 55 centai dirba. Suinvestavęs su į 88 skirtingus objektus ir į 39 vadinamus nautsus. Anksčiau vienas nautsas turėjo 8 objektus, tai jau būdavo lengviau susirinkti skirtingus asetus, bet dabar labai lengvai atskirta vienas objektas, vienas nautsas. Tai reiškia, aš galiu atsirinkti, į ką noriu investuoti ir į ką aš nenoriu investuoti. Užsukim pasižvalgyti, kaip atrodo analitika. Gerai, greitas priminimas, kad nepalikit savo pinigų nedirbančių. Iš karto galite turėti mažesnę grąžą negu platformos vidurkis, tiesiog, kad pinigai sėdėjo ir nieko neveikia. Ir galite matyti, kad aš po truputį vis pildau ir didinu savo poziciją šitoje vietoje. Dabar žali objektai jau yra tas, kas grįžo, bet aš dar 2 metų net neinvestuoju, kas yra 2 metai yra tas vidurkis, į ką reikėtų atsižvelgti. Šiuo metu man grįžo apie 2000, iš to 356 dar yra visiškas pelnas. Cashflow irgi galite matyti žalias linytės, notes and assets, kaip jie didėja iš savo pusės, ir kadangi pačioje pradžioje tik labai nesenai atskyrė tą notesą nuo 8 objektų, tai tikėtina, kad už 2 metų assetų tas kiekis mažės ir mažės ir mažės, nes anksčiau į vieną notesą įdėdė 10 eurų, iškart į 8 assetus padalina. Ir iki šiol pardavė man 8 skirtingus objektus, tai reiškia, tas išieškojimas įvyko per mažiau negu 2 metus. Ir nepamirškit, kad tai vis tiek užtrunka vidutiniškai 2 metus, kai kurie daug greičiau, kai kurie daug lėčiau. Aš atsimenu, man pačioje pradžioje aš investavau Liepos mėnesį ar Birželio mėnesį, kad man už mėnesio kai kurie pinigai grįžo, tai man ten investicinė grąža iš viso buvo nesąmoningai ten 80 ar 90%. Nelogiška, kad tokios grąžos tikėtis reikėtų,
Bet šitą platformą vidutiniškai taiko į 15%, kas, manau, yra labai realistiška, ypač kai jie dabar vidutiniškai, taip sakant, pasiekė daugiau negu 22%. Ar yra rizikų? Žinoma. Tai nėra kažkoks ten, nežinau, grynieji pinigai jūsų banke arba indėlis, bet šitoje vietoje procesai dažniausiai gali užtrukti ilgiau negu planuota ir Ispanijos teismai dirba sąlyginai lėtai. Bet atsižvelgiant į tai, kad mes perkame skolą su didžiulė nuolaida nuo rinkos vertės, rizika prarasti kapitalą yra labai minimalizuota. Tai yra tokia asimetrinė rizika, ribotas nuostolio potencialas ir didžiulis grąžos potencialas. Apibendrinant, Ispanijos nekilnojamas turtas ir nekilnojamo turto rinka yra galinga, bet fizinis investavimas ten yra skirtas tiems, kurie nori antro darbo arba emocinio pirkinio. Jei jūsų tikslas yra finansinė laisvė, efektyvumas ir matematika, skolos investavimas yra tiesiog logiškesnis kelias. Jūs gaunate prieigą prie tos pačios rinkos augimo, bet be galvos skausmo. Bet aš savo pasirinkimą padariau, mano kapitalas dirba tame pačiame Indemo. Jei nuspręsite, kad ši logiška strategija tinka ir jums, priminsiu gerą žinią, kad Indemo siūlo tą iki 5% cashbacką, kuris galioja tik šį mėnesį. Tai atsargiai, nes dažnai šitos nuolaidos baigėsi be įspėjimų. Ir tai yra momentinė grąža. Tik investuojat pinigus, iš karto pinigai atgal į sąskaitą įkrenta. Tai nepamirškite, išnaudokite nuorodas aprašyme ir būkite protingi. Neleiskite emocijoms valdyti jūsų pinigų, leiskite dirbti sistemai. Nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, jei vertinate turinį be pagražinimų. Ir čia palieku epizodą iš paskutinių naujienų epizodo. Atrodo, keičiasi situacija su naftos pasauliu ir AI burbulu. Užsukit pasižvalgyti, tiesiog paspaudus čionais. Iki kito karto.